Jena, savaitinis. Vėlgi mes čia darom jenos mėgstamiausius dalykus, taip, miegam, jena miega ir dieninis grafikas irgi paskutinis. Nu, čia buvo gan gražus atšokimas vėlgi vis dar nuo šitos trendinės linijos, kuri veikia, taip. Vienas labai geras traderis norėjo pirkti, atkalbėjau, dabar piktas ant manęs biški. Bet, sakysim, jo, 80 punktų jenai per 3 dienas, tai kaip toks, įspūdingas judėjimas. Taip, bet matom dabar kiekvienas spiglys aukščiau, bet, stipriai mes nenorim atnaujinti vietų, taip, ir kažkur tai mes sustosim, galbūt ties 7-8 arba 30, arba 50, kažkur tai čia mes jau, darysim vėl grįžimą ir vėl greičiausiai atkeliausim prie šitos trendinės linijos. Jau čia 3 kartą pirkti, nežinau, čia gausios 1, 2, 3, 4 atšokimas, čia bus 5 atšokimas, gal ir verta nupirkti čia, klausimas, kur mes sustosim viršų. Taip, bet man jena nepatinka dabartinis judėjimas, nes jinai juda grinai, kai kažkas tai atsitiko. Kažkas atsitiko, pajudėjom, nieko neatsitiko, miegam. Čia šitoj, sakysim, iš anksto žinot, kas atsitiks jena, neįmanoma. Todėl, techniškai, jo atšakinėja nuo linijų, viskas tvarkoja, viskas gražiai. Bet, taip nervus tampa, taip jau ilgai jinai atšokinėja, kad čia 3 dienas sėdėti ir žiūrėti, kol jinai atšoks, nežinau. Jeigu kantrybės turi, tai aišku jo. Jena geriausia valiuta, mokintis kantrybės, jena geriausia valiuta, sakysim, žmonėm, kurie pradeda prekiauti, taip, ir bijo kažkokių staigių didelių judėjimų. Jeną galima surasti gan nedidelius stoplosus ir gan gerus santykius stoploso take profitų. Tai aišku, tai reikia nedieniniam periodė ieškoti, bet, pagrindę galima dieninį kaip kryptį savo paimti. Taip, vėlgi, jeigu mes patrinsim viską, po to reikės gražinti, geros linijos buvo. Ir pamatysim pagrindai, paimsim tik tai grinai paskutinius judėjimus, tai paskutinius, aiškiai, matomus taškus, pamatysim, kad mes einame tokį krentantį pleištuką, taip, kuris dažniausiai pramušamas į viršų. Tai ne faktas, kad mes dabar pramušim, nes yra dar tam pleištukų vietos, erdvės, kur galimas pramušimas, taip, bet dabar, jeigu bus baigtas ciklas, jo gal ir verta čia parduoti. Nes, linija turi kampą, jeigu įvyks pramušimas, taip, vis tiek galima mus užsidaryti nuliuose arba pliusi. Jeigu įvyks atšokimas, tai gan galingas, geras, gražus tikslas, taip, su nedideliu stoplosu. Tai šitoj situacijai gal ir verta parduoti. Nors aš, kaip mėgėjęs sulaukti tikro pramušimo, tai nepardavinėsiu. Aš lauksiu pramušimo, tada pramuš, grįž, pirk ir važiuoja. Galbūt jena pabus. Taip. Ketvirtukas. Nieko nepasakysiu, gražus grafikas, super, nieko aiškaus, viskas tvarkingai, taip, vėlgi. Dvigubas dugnas. Labai linksmas, taip, vienas dugnas, antras dugnas, viskas tvarkoja, darom horizontalę ir į korekciją paskutinę, taip, įvykus pramušimui, tikslas 175 punktai. Savotiškas dvigubas dugnas, vidų dvigubo dugno čia kažkoks, irgi bandymas kažką tai padaryti. Čia buvo naujienos, jenos, naktiniai siautėjimai ir taip toliau. Ką dabar, jeigu taip dėl konkretikos, taip, buvo judėjimas apačio, grįžimas 23, vėlgi, judėjimas 38, jeną reikia dabar pardavinėti su tikslu, kad jinai grįž čia. Taip, stoplosas. 60 punktų profitas, apie 60 punktų, gan neblogas sandaris, bet vienintelis trūkumas tų sandario, čia atėjimas, čia atidirbimas. Taip, šitą vietą. Nuo 38 iki 23 jau atidirbam. Antrą kartą tuo labiau čia spiglys buvo, taip, gal ir čia dar antrą kartą atidirbam. Antrą kartą, trečią kartą jau sandaris savo, sakysim, tą stiprumą praranda. Taip. Antras variantas, tai buvo trendinė linija, taip, mediana, prie kurios buvo grįžimas, viskas tvarkoja, rinka ją mato ir net per šitą didelį judėjimą buvo sustabdymas čia, taip, ir sutampa su FIBA šiam pirmu. Irgi gan neblogą vietą parduot, kaip ten ir dieninio matėsi šitas lygis 7,850, taip, vėlgi, stoplosas.
Čia galima, teisingas stoplosas už kitą lygį 40 punktų, bet profitas 100, jo, neteisingas stoplosas aplamai galima kokį mažytį tokį pastatyti su jena apie 15 punktų, taip, jeigu čia nesustos, tai važiuos iki kitą lygį, o profitas gan linksmas ir visai realus. Aš patarčiau palaukti su jena penktadienį, pastatyti buy stop, sell stop ant Amerikos bedarbystės ir ramiai uždirbti tos 70 punktų be jokių ten problemų. Nes jena viena iš turkingiausių valiutų, kuri dirba per naujienas. Taip, jinai, kas pastaruosius paskutinis naujienas žiūrėjo, tai be spiglių, be nieko, kai paima kryptį, taip ir važiuoja. Viena man bedarbystė per paskutinį pusmetį buvo, kai nieko neišvažiavo, bet jinai ten ir jokių atidėtų neatidarė, nes po 20 punktų pas spigliukus pametė ir sustoja ten pat vietai. Tai šiaip visais kitais atvejais važiuoja kryptingai į apačią arba į viršų. Man atrodo, į apačią jinai pastoja per bedarbystę pastaruoju metu krenta. Jo, auksas į viršų, o jena į apačią. Valandinis periodas, augantis trendukas, diapazonas 20 punktų, brėžom, prekiaujam, pirmin, naktį nemigam, vėlgi. Jau trečia valiuta, kuri duoda mums tokią galimybę naktį nemiegoti. Gal ir verta jau dėl 3 valiutų. Tai 20 punktų diapazonas, gražus, pagal trendą 20 prieš trendą 18, super. Taip, vėlgi. Jena naktinė valiuta, matom, visą naktį šiandien, čia ne šiandien, šių vakar, šiandien naktį pastovėjo visą naktį, jangi miegojo naktinė valiuta. Tai gal ir naktį vėlgi neverta sėdėti. Bet, čia pagal noras. Taip, šiaip, važiuojam į viršų pakolkas. Škių vietų valandinis neduoda. M15 nežinau, ką čia sakyti vėlgi. Tas pats kaip ir su valandiniu periodu turim jau tokius 2 variantus, taip, vėlgi. Ateina prie trendinės buy, ateina prie trendinės close sell, ateina prie papatinės trendinės, čia buy reikėtų statyti. Taip, stopas 15 punktų, profitas 20, gan neblogas variantas, galima ir toliau laukti, kad jinai čioš iki penktadienio ten. Greičiausiai per dragį pajudės, bet gali, kaip šaudo po 3 punktus. Tai šitą situaciją galima ir toliau laukti to šliaužimo po 20 punktų į viršų, 15 į apačią. Jo, bendrai ten per keletą valandų 5 punktai mes toliau į viršų išvažiuojame. Tai galima to šliaužimo pasinaudoti. Kitas aptarimas ketvirtadienį 17 val. Čia.